vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, kaip ir kiekvieną sekmadienį, tokiu metu eteryje užsienio atlikėjų koncertai, kuriuos mes transliuojame bendradarbiaudami su Europos transliuotojų sąjunga. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir žinoma, nepamirškime, kad sveikinuosi su jumis Liepos 6-ąją, tad dar sykį leiskite jūs pasveikinti su šia svarbia ir gražia Lietuvos valstybės švente. O Opuso programa toliau tęsiasi ir teka įprastu ritmu. Eteryje mes netrukus klausysimės labai vasariškos muzikos. Tikrai galiu taip sakyti, kadangi būtent su vasara man labiausiai asocijuojasi Jamaikos regio žanras ir vasaros sezono metu LRT Opus eteryje neišvengiamai nuskamba vienas ar kitas šios muzikos koncertas. Tai bus ir šiandieną. Mes keliausime į Ispaniją, į Benicassimą, į festivalį Rototom Splash, kuriame skamba regio muzika iš viso pasaulio ir keliausime į praėjusių metų sezoną, į praėjusių metų vasarą, kai scenoje pasirodė ir grupė, kurią netrukus išgirsite. Grupė, kurią galima vadinti regio ir dub muzikos legendomis, nes jis susikūrė dar 1972-aisiais. Vadinasi jį Black Uhuru ir kągi reiškia šios grupės pavadinimas, tai pasakysiu, kad žodis Uhuru suahilių kalboje